Jei jūsų paklausčiau, kas lemia organizacijos ilgalaikę sėkmę, tikriausiai dauguma atsakytų – gera strategija. Bet praktika rodo, kad nemaža dalis organizacijų strategijų žlunga ir dažna to priežastis – nepakankamas dėmesys jų įgyvendinimui. Todėl svarbu daug dėmesio skirti ne tik strategijos turiniui, tai yra ką ir kada, bet ir strateginiam procesui, kas ir kaip. Strategijos įgyvenimo sėkmė priklauso nuo žmonių. Ir čia ypač svarbus vaidmuo tenka vadovui, nes jis yra tarpinė grandis tarp vadovybės iškeltų strateginių planų ir juos įgyvendinančių darbuotojų. Esminis jo uždavinys yra įvertinti, ar tie formuluojami tikslai yra įgyvendinami ir kieno rankomis, tai yra kokių gebėjimų, kompetencijų pagrindų tai geriausia padaryti. Štai kodėl veiklos aptarimo pokalbiai su kiekvienu darbuotoju tokie reikšmingi. Ir ne tik todėl. Kiekvienas vadovas siekia, kad jo darbuotojai būtų įsitraukę, motyvuoti atlikti darbus kuo geriausiai. Žinome, kad skirtingiems žmonėms svarbus skirtingi dalykai, todėl ir būdai, kaip juos motyvuoti ir didinti įsitraukimą, taip pat gali skirtis. Tačiau yra keletas universalių krypčių, kurias galime pasitelkti motyvacijai ir įsitraukimui stiprinti, nes to siekia visi žmonės. Viena iš jų – visi norime jausti, kad esame svarbus. Svarbus savo komandai, svarbus savo organizacijai. Antroji kryptis – visi norime jausti, kad dirbame kaip sau, kad veikla, komanda yra mano, kad priklausome konkrečiai žmonių grupiai. Trečioji universali kryptis – visi norime, kad mums sektųsi ir kad dirbtume sėkmingoje organizacijoje. Ketvirtoji kryptis – visi norime, kad tai, ką darome, būtų prasminga. Jei nesuprantame, kaip tai, ką darome, prisideda prie mūsų bendrų rezultatų, neįsitraukiame į veiklą. Darbuotojų motyvaciją ir įsitraukimą galime stiprinti ir periodinių veiklos aptarimo pokalbių metu, paliečiant visas išvardintas universalias kryptis. Veiklos aptarimo pokalbio metu vadovas visą dėmesį skiria konkrečiam darbuotojui. Domisi, kas jam svarbu, derinasi ir susitaria dėl tikslų, išsako savo ir organizacijos lūkesčius, ko tikėtųsi ir kas bus vertinama. Taip darbuotojui stiprėja jausmas, kad jis svarbus tiek vadovui, tiek ir visai organizacijai. Taip pat, stiprinant motyvaciją ir įsitraukimą, svarbu, kad veiklos aptarimo pokalbio metu vadovas suteikia galimybę darbuotojui pačiam inicijuoti, dėrėtis, tartis dėl tikslų kitiems metams, o taip pat teikti pasiūlymus vadovavimo stiliui ar kitiems dalykams tobulinti. Taip stiprėja darbuotojo šeimininkiškumo jausmas. Jis jaučiasi visos organizacijos dalimi. Kai pokalbio metu darbuotojas gauna grįžtamąjį ryšį apie pasiektus ar neįgyvendintus tikslus, ko jis turėtų ir norėtų išmokti, kad tuos tikslus galėtų lengviau gyvendinti, stiprėja ne tik jo sėkmės jausmas, bet ir savo sėkmės valdymo pojūtis, kad aš pats esu už tai atsakingas, man tai svarbu. O jei vadovas pokalbio metu kalba ir apie visos organizacijos tikslų pasiekimą, jis stiprina jausmą, kad organizacijai sekasi. Komunikuodamas organizacijos, padalinio, skyriaus ar komandos tikslus ir juos kaskaduodamas konkrečiam darbuotojui, tai yra susiedamas, kaip darbuotojas gali prisidėti prie visos organizacijos ar konkrečios komandos tikslų pasiekimo, vadovas padeda darbuotojui dar labiau suprasti ir savo veiklos prasmę. Taigi, jeigu vadovas tinkamai praveda veiklos aptarimo pokalbį, jis iš tikrųjų girdi darbuotoją, konstruktyviai derasi su darbuotoju ir galiausiai susitaria dėl jo ateinančio laikotarpio tikslų, suteikia grįžtamąjį ryšį apie praeito laikotarpio tikslų pasiekimą, pasidžiaugdamas rezultatais, o jei nepasisekė tikslų pasiekti, padidindamas suvokimą, ką reikėtų tobulinti, stiprėja darbuotojų įsitraukimas ir motyvacija siekti tikslų. Ir kadangi paliečiama vidinė motyvacija, ji nesibaigia pasibaigus pokalbiui. Tad kviečiu sutelkti dėmesį ir keliauti drauge ieškant atsakymų, kodėl veiklos aptarimo pokalbiai yra būtini siekiant tinkamai paskatinti, uždegti darbuotojus, koks yra vadovo vaidmuo padedant kelti tikslus ir juos paskirstant, kodėl tikslus pasiekti yra kur kas lengviau vadovaujantis SMART kriterijais, kodėl svarbu suprasti ir pačių tikslų pobūdį, nes jie gali būti tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai, kaip ir kodėl svarbu tikslus suderinti su pačiu darbuotoju, bei gebėti susitvarkyti su šiame procese galinčiais kilti prieštaravimais.